Šiandien papasakosiu apie vieną iš mūsų projektų, kurį teikiam pagal Šalčininkų vietos veiklos grupę Patirtis, kurie augina. Kaip pamatėm kvietimą 2025 metais ir pamatėm, kam gali būti skirtos veiklos, natūraliai atsirado toks supratimas, kad čia idealiai tai, ką mes darome. Mūsų pagrindinės veiklos tai yra 3 – darbas su jaunimu, žygiai ir priklausomybė prevencija. Mūsų viso šito projekto tikslas tai yra, jis buvo skirtas tai yra Šalčininkų rajono mokyklom, gimnazijom. Atrinkom 5 gimnazijos, kurios sutiko dalyvauti šiame projekte. Ir padalinom tokias 2 veiklas. Pirma, tai būtų susitikimai su mokiniais, mokytojais. Labai dažnai sulaukiam kvietimų iš įvairių įstaigų, taip pat ir mokyklų, su kvietimais paliudyti, papasakoti apie priklausomybių ligas, aktualijas, pavojus. Tai mes remiamės mokslu ir labai džiaugiamės, kad susibūrė tikrai faina, tokia džiugi specialistų komanda, kurie galėjo papasakoti apie priklausomybių ligas, aktualią informaciją. Tai šio projekto rėmuose aplankėm 5 mokyklas po 2 kartus. Tai tikrai buvo įspūdingi susitikimai. Mes norim tikėti ir iš kai kurių ženklų manom, kad jie mūsų išgirdo, kad kontaktas įvyko, kadangi projekto veiklas pavyko prikalbinti tikrai užsiėmusius ir žinomus lektorius. Tai ir Robertą Badarą, ir daktarę Justiną Kymantienę, ir lošimų tarnybos specialistus, Olegą ir Tatjaną, nuostabius psichologus. Tie visi paskendė tiesioginėse veiklose, bet kai išgirsta kvietimą susitikti su jaunimu ar su jų tėvais, visada mato tam prasmę ir pagal galimybės atliepia. Tai šitam projektą žavėjau, kad visuose susitikimuose dalyvavo ir mokytojų, kurie kasdien dirba su tais mokiniais ir galės palydėti juos, jeigu iškils priklausomybių klausimai. Ir ta tema yra jautri, nesinori praleisti ko nors, kad jiems reikėtų ragauti to skausmo, kuris kartais neišbrendamas. Tai norisi pasidalinti žinute, norisi perspėti apie ženklus, kurie liudija, kad reiktų suklust, būti savo geresniam, atkreipti į save dėmesį ir kai reikia nebijoti prašyti pagalbos. Antra mūsų veikla tai yra tokie patirtiniai žygiai. Ši veikla dar tik bus vykdoma jau greitai šį mėnesį ir gegužės mėnesį mes ją planuojame baigti. Tik tai čia ne tie paprasti žygiai, o tokie žygiai, kurie kažką papildomai duoda jaunimui, kurie turi kažkokį išliekamą vertę. Pats metodas ATSEX, angliškai tai yra akronimas Adventure Therapy for Social Emotional Growth at School, priklausomai nuo klasėje patiriamų iššūkių, organizuoti skirtingas veiklas ir tos skirtingos veiklos veda į geresnę tarpusavio sanglaudą, tarpusavio geresnį bendravimą ir pirmiausia mažina patyčių pavojų. Bet pirmiausia yra labai svarbu, kad vaikai ateitų į patį žygį visa klasė, nusiteikę gerai, nusiteikę pailsėti, atsiverti ir tai yra pagrindinis sėkmės pagrindas žygiams. Nes tai, kas ištinka gamtoje, ištinka spontaniškai, ar tai būtų lietutis, ar tai būtų laužas, nes mes per paprastas fizinės veiklas, tokias kaip laužo kūrimas, pietų darimas, kelionė, maršruto planavimas, navigavimas, iš tikrųjų dirbam su lyderystė, su socialiniais įgūdžiais ir tai yra, atrodo, viena vertus labai paprasti dalykai, bet kita vertus tai yra labai svarbus pagrindas tolimesniam geram mokymuisi. Paprastai mes žygį pradedame pradžios ratu, įsivardinami lūkesčius, įsivardinami esamą poziciją, kaip kas jaučiasi klasė. Ir tada jau parenkam tas užduotis, kurios reikalingos kiekvienai klasiai, kad jie galėtų pagal savo galimybes paaugti, patobulėti ir važiuoti pirmyn.